2014 m. gegužės mėnesio taroskopas. Sudėję šių metų ir mėnesio skaitmenys 2014 ir 5, gausime mėnesio skaičių 12 ir dar sykį susumavę 3. Ta patį mėnesio skaitmenį ir taro kortą mes turėjome praėjusių metų birželį, tad verta prisiminti, kaip asmeniškai mums praėjo tas mėnuo, kad suprastume, ko galima tikėtis dabar. Skaičius 12 yra kupinas prieštaravimų, nes vienetas tai iniciatyvos ir ryžto, o dvejetas pasyvumo ir prisitaikymo skaičius. Jie vienas kitą tarsi sustabdo. Jų suma 3 yra priešybių sintezės ir kūrybingumo simbolis. Iš dviejų skirtingų ir nesuderinamų dalykų gimsta kažkas kokybiškai naujo. Kadangi metų skaičius yra 7, tiesos ieškojimo, tobulėjimo skaičius, veikdamas kartu su skaičiumi 3, gegužės mėnesį jis ragins įsigilinti į savo emocijas, išsiaiškinti, kas daro mus laimingais, ko reikia mūsų laimiai, o taip pat skatins kūrybinę saviraišką. Šio mėnesio pamoka yra kaboti tarp žemės ir dangaus, iki rasime būdą naujai ir kūrybingai pamatyti pasaulį ir savo vaidmenį jame, perkainoti savo vertybės ir iš pasyvumo bei apmąstymų periodo išnirti aiškiau, žinant, koks kelias veda į laimę ir kaip realizuoti save. Panašią situaciją matome 12 numerių pažymėtoje pakabintoje kortoje iš taro kaladės. Šios kortos veikėjas pririštas prie medžio surištomis už nugaros rankomis. Tačiau jo padėtis žemyn galva reiškia, kad pasaulį jis mato atvirkščiai. Jis gali pakeisti savo požiūrio kampą, pamatyti situaciją iš kitos perspektyvos, perkainoti savo vertybės ir prioritetus, paaukoti materialias vertybės dėl dvasinių. Gegužės mėnesį galima tikėtis, jog nemažai reikalų ir situacijų tiesiog įstriks ir nieko negalėsime dėl to padaryti. Galime jaustis bejėgiais, pykti, spurdėti savo pančiuose, bet taip tik nuvarginsime save. Efektyviau tą laiką išnaudotume, jei ryžtumėmės nerti giliau į situaciją ir pažvelgti į ją nestandartiškai, iš kito kampo ar kito žmogaus perspektyvos. Susitaikymas ir perspektyvos pakeitimas šį mėnesį duos daugiau naudos nei pastangos pakeisti tai, kam neturime įtakos, pavyzdžiui, kito žmogaus. Joks priekaištų, ašarų, maldavimų, pamokymų kiekis nepakeis kito žmogaus, jei jis pats nenori pasikeisti. O to tikėdamiesi ir laukdami mes pastatome save į aukos poziciją. Kartais ši korta rodo tikrą auką ir pasiaukojimą, kai atiduodamas kažkas svarbaus dėl kažko dar vertingesnio. Tačiau yra ir tiesiog amžinos aukos vaidmens pavojus, kai aukojamės neprašyti, patys savęs gailimės ir pykstame ant tų, kurie to neįvertina. Ar galite būti sąžiningi ir bent jau savo patiems pripažinti, kokioje situacijoje laukiate, jog kažkas padėtų, nors iš tikrųjų galėtumėte padėti savo patys, arba paprašyti ir priimti pagalbą. Dar viena pavojinga šios kortos pusė ir mėnesio tendencija yra per gilus pasinėrimas į pakitusias sąmonės būsenas bei atitrūkimas nuo realybės. Geriausiu atveju tai gali būti gilūs religiniai ir dvasiniai patyrimai, atsidavimas įkvėpimui ir kūrybai, užmirštant net savo fizinius kūno poreikius. Blogiausiu atveju yra tikimybė tiesiog ieškoti pakitusių sąmonės būsenų per pasinėrimą į fantazijas ir iliuzijas, saviapgaulę, alkoholį ar net narkotikus. Paskirkime šį mėnesį gilesniam savo žmogiškosios prigimties pažinimui bei savo asmeninės laimės paieškoms. Kartais nebūtina nieko keisti, tik savo požiūrį ir ta pati situacija staiga įgauna visai kitą prasmę. Pasikeitus požiūriui nukris tie pančiai, kuriais patys save pririšame prie visai mums nepatinkančių situacijų. Šis mėnuo yra puikus laikas apmastyti savo prioritetus ir vertybės, sukaupti drąsos būti originaliems, autentiškiams ir nestandartiškiams, išsilaisvinti iš aplinkinių nuomonės baimės uždedamų apribojimų, pradėti gyventi taip, kad jaustumėmės iš tiesų laimingi. Gal išoriškai per gegužės mėnesį nedaug kas keisis, bet jei priimsime pakabintojo pamoką, vien nuo mūsų požiūrio pasikeitimo staiga viskas gali apsiversti aukštyn kojomis, nes mes būsime visai kiti žmonės ir mūsų santykis su pasauliu bus jau kitoks. Asmeninė prognozė pagal gyvenimo kelio skaičių. Kiekvienas mūsų, eidami skirtingų gyvenimo kelių, turime savas pamokas. Todėl kiek tikslesnę mėnesio prognozę rasime išsiskaičiavę 1-9 pagal gyvenimo kelio skaičių. Išsitraukite kalkuliatorių, jums reikės sudėti savo gimimo metus, mėnesį ir dieną. Sakykime, žmogus gimęs 1975, 9 mėnesio 11 dieną sudėtų skaičius 1, 9, 7, 5
9, 1 ir 1. Gautą dviženklį skaičių 33 dar kartą sudėsite ir gausite 6. Tai yra jūsų gyvenimo kelio skaičius. Prognozės pagal gyvenimo kelio skaičių. Vienetukai gegužės mėnesį gali tikėtis įkvėpimo ir naujų idėjų. Gal kils mintis vykti į kelionę ar padirbėti svečioje šalyje. Gal imtis įdomios veiklos, verslo ar kitaip smagiai praleisti laiką. Idėjas greičiausiai bus susijusios arba su didelėmis išlaidomis, arba su galimybė daug užsidirbti. Planavimo etape viskas atrodys nuostabu, tačiau jei paskubėsite dėl nenumatytų aplinkybių, elementaraus atsitiktinumo ar sėkmės trūkumo, galite labai nukentėti. Investicijos gali nueiti perniek, brangi pramoga atnešti vien rūpesčius, o ne malonumą. Neskubėkite, kiek įmanoma apsidrauskite nuo netikėtumų arba apskritai atidėkite sumanimų susijusių su dideliais pinigais įgyvendinimą. Gyvenimo kelio skaičius 2. Kortos jums žada sėkmę, palankius sutapimus, malonias staigmenas ir netikėtumus. Sudėjus šią sėkmę su jūsų sunkiu ir atkakliu darbu bei praktiškumu galima tikėtis puikių rezultatų, ypač materialinėje sferoje. Naujovės versle ateityje leis gauti didesnį pelną, užlipti ant sekančio sėkmės laiptelio. Dalis sėkmės bus susijusi su tuo, kad net susiklošius palankioms aplinkybėms, jūs nešoksite stačia galva kaip vienetukai, o pirmiausia užbaigsite ankstesnius darbus, viską tvarkingai susiplanuosite, susiorganizuosite ir pamažu pajudėsite link šių planų įgyvendinimo. Pasirinkę maratoną vietoje sprinto laimėsite kur kas daugiau ilgalaikėje perspektyvoje. Gyvenimo kelio skaičius 3. Šį mėnesį būsite linkę iš esmės tvarkyti savo emocinę situaciją ir palikę už nugaros tai, kas jums teikia sielvartą, ryžtingai siekti laimės. Jei santykiuose jausmai atšalę, rasite savyje jėgų išeiti. Taip pat pavyks emociškai atsiriboti nuo praeities traumų ir skausmo, daugiau nebesigręžioti atgal, nukreipti savo mintis į dabartį ir ateitį. Darnios šeimos šį mėnesį sulauks ypatingos laimės ir sėkmės, kuri palies ne tik 2 žmonės, bet ir visą giminę. Ten, kur darnūs santykiai šeimoje ar darbo kolektyve, žmonės sugebės realizuoti savo prigimtį. Jūsų meilė atliekamas darbas ar kūryba atneš gerovę ir klestėjimą. Tiesa, visas šis laimės ir meilės ieškojimas gali susukti jaunas galvas bei aistringas širdis. Rezultate – skausmingos išdavystės meilėje ir draugystėje. Gyvenimo kelio skaičius 4. Ketvertukai taip pat ieškos savo laimės, rinksis kokiu keliu jiems eiti, su kokiu žmogumi būti. Tačiau pastoviesiems ketvertukams pokyčiai nėra lengvas dalykas, bet koks pasirinkimas yra susijęs su kažko atsisakymu. Tam, kad judėti link kažko naujo, reikia palikti seną. Ketvertukai gali būti labiau linkę likti vietoje ir laukti bei tikėtis, jog kiti keisis taip, kad suteiktų jiems laimę. Apimti minčių apie tai, ko jiems trūksta, didžiąją gegužės dalį galite nematyti ir neįvertinti to gero, ką turite. Nedrįsdami priimti sprendimo, liksite ten, kur buvote lygi šiol. O per gegužės mėnesį aiškiau supratę, ko reikia jūsų laimiai, galite jaustis tik dar liūdniau, nedrįsdami to siekti. Kad ir kaip sunku būtų, rinkitės. Arba norėkite to, ką turite, arba siekite gauti tai, ko norite. Gyvenimo kelio skaičius 5. Gegužės mėnesį moterys penketukės gali tikėtis nemenkų sukrėtimų, išgąsčio, problemų, užgriūnančių lyg perkūnas iš giedro dangaus. Nors iš tiesų atsitiktinumų nebūna. Tai, kas atrodo netikėta, dažniausiai ilgai bręsta mumyse, kol susikaupia toks slėgis, jog ištinka sprogimas. Būtent vidinė įtampa, užslopinta agresija, nepasitenkinimas arba neteisingas santykis su pasauliu ir aplinkiniais ir veda į šį sprogimą. Didelė konfliktų su vyrais, ypač su tuoktiniu, vadovu ar valdžios žmogumi tikimybė. Tiesiog jei moters vidinė energija yra ne jai natūrali moteriška, mylinti ir harmonizuojanti, o agresyvi jan, vyras kitaip nei susierzinimu, pykčiu ir atstumimu reaguoti net negali. Pagelbėtų nešališko trečiojo asmens patarimai. Tik svarbu, kad jis būtų stiprus vyras, tačiau viduje mylintis ir užjaučiantis. Gyvenimo kelio skaičius 6. Niekas negalės apkaltinti jūsų pasyvumu gegužės mėnesį. Būsite nusiteikę ryžtingai siekti savo tikslų, ginti tai, ką laikote teisingu. Jausite, jog jūsų įsitikinimai yra palaikomi taisyklių, tradicijų, religinio mokymo ar įprastinės visuomeninės tvarkos. Gegužės mėnuo bus puikus laikas kurti, saugoti ar ginti šeimą.
Taip pat formuoti šeimyninės tradicijas, netgi kurti naujas tradicijas orientuotas į visų šeimos narių laimę. Jei jūsų ketinimai bus išties geri ir altruistiški, sulauksite aukštesnių jėgų palaikymo per subtiles įžvalgas, intuiciją ar tiesiog vidinį pasitenkinimo ir harmonijos jausmą. Jei jums pavyks pažinti ir įvaldyti patį save, rasti vidinę prieštaringų jėgų pusiausvyrą, tinkamą santykį su aplinka, jums atsivers pasaulio ir visatos dėsnių suvokimas, intuityvus žinojimas. Gyvenimo kelio skaičius 7. Gegužės mėnesį sulauksite gerų žinių, paraginimo imtis veiklos, judėti. Ieškantis darbo gali būti pakviesti į pokalbį puikioje, bet didelius reikalavimus keliančioje firmoje. Palankus laikas kelioniai ar apskritai naujai gyvenimo krypčiai. Kad ir ko imsitės, iš pradžių tai atrodys tiesiog naudinga perspektyvi galimybė, o su laiku imsite jausti, jog tikite tuo, ką darote. Likimas jums siunčia ženklus, kaip toliau elgtis. Rasite savo pašaukimą. Pradėdami šią fizinę ar tiesiog gyvenimo kelionę, vadovaukitės taisyklėmis, išbandytais ir patikrintais metodais, o vėliau aukštesnės jėgos ar likimas nurodys, kas teisingiausia jūsų individualioje situacijoje, kur reikia pakoreguoti požiūrį ar tikslus, pakeisti elgesį. Gyvenimo kelio skaičius 8. Kuriant naujus santykius ar pradedant naują gyvenimo etapą, įgyvendinant naujas idėjas, siekiant laimės, jūs stipriai įtakos neigiamos emocijos iš praeities. Nusivylimai ir apgailestavimai bei jūsų dairimasis atgal gali priversti jūs nesąmoningai sabotuoti ir sužlugdyti naują laimę. Taigi būkite atsargus prisimindami praeitį. Galite įskaudinti greta esantį naują žmogų bendraudami su buvusia meile ar pakomentavę, jog buvusi mylimoji ar buvęs mylimasis kažką darė kitaip ir tai buvo geriau. Taip pat neverta prisiminti ir senų nuoskaudų ir vėl dėl to priekaištauti, nes iš naujosios laimės ir harmonijos gali taip pat likti tik prisiminimas. Kortos duoda daug perspėjimų kontroliuoti savo emocijas, nes gegužės mėnesį didesnė skyrybų tikimybė. Ir tai ne tokios skyrybos ar pabaiga, kai situacija natūraliai užsibaigia. Tai grėsmė prarasti kažką labai gražaus, gero ir perspektyvaus, sužlugdyti savo laimę. Gyvenimo kelio skaičius 9. Gegužės mėnesį teks pasitelkti visą savo įžvalgą, lankstumą ir apsukrumą, nes galite sulaukti blogų naujienų, ypač liečiančių darbą, materialinę padėtį arba sveikatą. Iš vienos pusės jums būtų naudinga pailsėti ir labiau pasirūpinti savimi, bet iš kitos pusės būsite visiems labai reikalingi ir jums neleis pabūti ramiai vienumoje. Jei nors trumpam atitrūksite nuo reikalų, vėliau teks suktis lyg vijurkų ir labai susikaupti, kad spėtumėte pasivyti ir atlikti viską laiku. Greičiausiai susitvarkysite ir viskas susidėlios sėkmingai. Draugystėje ir partnerystėje, ypač tarp moterų, bus įtempta situacija, nes išryškės asmenybių skirtumai. Bet jei sugebėsite juos suderinti ir papildydamos viena kitą dirbti dėl bendros gerovės, darbe ar versle tai